Žmonės pasirodo atpažįsta melagį gatvėje, Vilniaus gatvėse, ar čia Vilniaus ar Kauno gatvėse atpažįsta Skirmantą Malinauską ir skanduoja tai, ko jis matomai nusipelno. Chebra, davai visi, melagis, 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 melagis. Žmonės net atsisuka pasižiūrėti, reiškia, atpažįsta jį, pasirodo Lietuvoje labai gerai. Melagis, melagis. Chebra, davai visi, melagis, 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 melagis. Bet aš noriu pasakyti, šitas veikėjas yra daugiau negu melagis. Tai yra nusikaltėlis ir mes, manau, nesunkiai tą įrodysim. Tai yra nusikaltėlis, kuris mano, kad jis, jeigu turi ten šiek tiek galbūt ryšių ar pažįstamų, kad jo nenubaus. Ne, brangieji, yra toks dalykas kaip karma, yra visatos dėsniai. Ir dabar jau jisai Facebook'e jau prašo dar daugiau pinigų iš jūsų. Sakė, niekada to nedaro, bet dabar matyt, kad jau su overlingu baudžiamą bylą reikės mokėti už baudžiamas bylas. Ir kiek mes jau, kad suprantam, kol kas pirminės stadijose, 2 baudžiamos bylos šitam veikėjai bus iškeltos, taip kad pinigų advokatams jam tikrai reikės ir jis vėl prašo iš jūsų aukų. Aukokit, kad ponas melagis nesėstų į kalėjimą.